Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis susitinkame tokio kiek neįprastoje aplinkoje vėl, bet fainai, neįprastos aplinkos yra smagu. Labai noriu pakviesti jūs nuo šiol žiūrėti mūsų laidas ketvirtadieniais 11 val. Ir per televiziją, ne tik tai internete. Taip pat be abejo surasti mūsų archyvuose ir, žinot, ten ausyse galima mūsų rasti per Spotify, iTunes ir kitas platformas. Tai labai rekomenduoju. Dar vienas dalykas, kurio negaliu nepasigirti ir nepasidžiaugti, tai yra reklamavom, šnekėjom apie knygą Misija talentai. Tai yra su mano kolegė Valerija Buzėnienė, palaikysiu dar pareklamuosiu, tai visai kaip parašėm šitą knygutę. Jinai skirta yra žmonėm, kurie organizacijos užsiima darbuotojų atrankom visų pirma. Ir bandom padėti jiems sistemiškai susidėlioti, ką reikia padaryti tam, kad pavyktų šiandien, kada darbuotojų labai trūksta, pritraukti tus žmonės. Na ir mano čia vaidmuo buvo šito knygo labiau pasakyti, ką reikia padaryti, kad jie paskui nepabėgtų. Nes pritraukti yra viena, atrinkti yra antra, o kaip čia paskui padaryti, kad jie, sakytų, kad čia mano įmonė, gal jiems reikia Xbox'ą nupirkti. Matosi Xbox'as už nugaros, ne? Galbūt tą reikėtų padaryti. Žiūrėk, gal ir nepabėgs. Numatysi. Šiandien aš tu svečiuose savo seną bičiulį Dainių Baltrušaitį. Labas, Dainiau. Labas, Sauliau. Tarsi būtų nesimatę prieš eterį, taip staiga pasveikinama, tai va. Žiūrėk, Dainiau, kas tu toks, ką? Tai čia, lengvas ir turbūt ne taip lengvas klausimas. Šiaip originaliai aš esu psichologas, verslo psichologas, ar ne, bent taip aš save dažniausiai pristatau. O tai, ką aš daugiausiai darau, tai turbūt didžiąją laiko dalį aš esu konferencijų organizatorius įvairiose valstybėse. Ir mažesnę savo laiko dalį aš skiriu analizuodamas organizacijas. Ir kai aš sakau žodį organizacija, aš turiu omeny nuo pačios mažiausios organizacijos, suprask šeima, iki pačios didžiausios organizacijos kaip valstybė. Tai man įdomu, kaip tos organizacijos, skirtingos organizacijos veikia, ką viena iš kitos gali pasiskolinti, kaip jos kinta, jeigu jos iš viso kinta. Bet čia būtent tavo tas toks backgroundas ir psichologo, ir verslo konsultanto backgroundas šitoje vietoje labai taip, būtent organizacijų analizė kažkaip prisideda, kažkaip taip natūraliai dėliojasi. Tu taip kukliai pasakėjai apie organizacijų, šitą konferencijų organizavimą, tai aš manau, kad, žinai, vieną kitą konferenciją čia vėliau organizuoju, taip šiek tiek reiškia, tai artimiausiu metu bus Ebitas. Bus. Tai yra tavo, turbūt, toks bent jau Lietuvoje yra vienas iš dviejų, turbūt, tokių pagrindinių flagmanų. Jo. EBIT vadovų konferencija, mano supratimu, vienas geresnių renginių Lietuvoje apskritai. Ačiū. Ir žinau, kad ne tik Lietuvoje, mes šnekėm Latvijoje dar, kur dar? Estijoje, Suomijoje. Matai. Labai smagu. Tai žodžiu, kas dar ten nesate, tai turėkit galvoje. Nors Dainius sakė, kad jau nebelabai ten vietų tų yra, dėl to sakė, gal nebereklamo, kokia prasme. Bet, žinai, štai, žmogus geras atėjo, gal pašnekėsiu apie tai. Gerai. Jo. Dainius, žiūrėk, aš tave labiausiai pasakyčiau dėl to, kad jau prieš kurį laiką tu LinkedIn'e įmetei tokį straipsnį, kuris skamba pavadinimas jo, kaip pasikeis organizacijos per artimiausius 5 ar 10 metų. Ir, mano supratimu, buvo labai gerų minčių, žiauriai gerų minčių, rimtai. Ir aš labai noriu, kad tie žmonės, kurie žiūri, klauso, jie nueitų susirastų Dainių Baltrušaitį internete, rimtai, ir surastų tą straipsnį, jis tikrai vertas dėmesio. Bet pašnekėkime apie tai. Kaip tu matai, kaip pasikeis organizacijos būtent per 10 metų artimiausių? Kur tu matai tas esminis kampus? Čia įdomus dalykas, ar ne? Nes mes iš tikrųjų kalbam apie tai, kad organizacijos keičiasi, man atrodo, fundamentaliai jų taip, kaip jos veikia, jos nesikeičia. Okay. Jos visą laiką buvo ir išliks tokios pačios. Ar ne? Ir man atrodo, dar praeito šimtmečio vidury tą labai gražiai Henris Mintzbergas apibrėžė. Jisai sakė, yra dvi organizacijos pusės. Tai yra biurokratija ir yra adhokratija. Tad galima kiekvieną ją šiek tiek panalizuoti ir supraskim, kas tai yra. Kas tai yra, ne? Tai šiaip jeigu pažiūrėsi, didžioji dalis žmonių šiais laikais dirba biurokratijose. Ir čia Geris Hamelis su kolegom darė didžiulį ekstensyvų tyrimą ir ten berods 75 ar 78% jie sako, kad jie dirba biurokratijose. Aišku, žodis pats biurokratija, kaip toks, jisai turi tokias šiek tiek negatyvias konotacijas, bent mūsuose, ne? Nors iš principo biurokratija yra geras dalykas, ar ne? Tai kas tai yra efektyviai veikianti biurokratija? Tai yra aiškios procedūros, aiškios sprendimų prieimimas, aiški hierarchija, aiškios atsakomybės ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip sakant, visa tai, kas leidžia mums lengviau rutinizuoti tą veiklą, kuri realiai generuoja pelną. Ir biurokratijos tai yra iš principo pelno kalvė, ar ne? Reiškia, mes turim kitą vietą, adhokratija, kuri yra labili struktūra, labai lengvai kintanti, kuri yra atvira naujovėms, atvira netikėtumams, ar ne, ieškanti sprendimų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vad Henris Mintzbergas jis pats sakė, tai iš principo mes galim kalbėti apie dvi organizacijas, nors mano supratimu labiau turbūt apie du organizacijos, tos pačios organizacijos polius, ar ne? Okay. Tai yra vienu metu jinai gali būti ir tokia. Aš sakyčiau, vienu metu jinai turi būti ir tokia, ir tokia, ar ne? Ir nes greičiausiai, kad
bet kuri gera adhokratija, ar ne, gali prigeneruoti daug minčių, bet kaip taisyklė, jas reikia rutinizuoti, kad jos taptų pelnu. Ir tada mes, aišku, einam į politikas, einam į struktūras, einam į procedūras ir tai tampa pelnu. Bet nežiūrint to, kaip pas Giedrius Minsbergas irgi sakė, čia yra praeities organizacija. Suprask, jinai dirba su tuo, ką turi, bet jeigu kažkurio etapu tas, kas yra, neveiks, jai reiks vėl kūrybinių minčių. Ir tu nuolatos balansuoji tarp tų dviejų dalių. Turbūt niuansas yra toksai, kad mes mieliau mėgstam būti šitoj pusėje, nes čia mums aišku, ir taip toliau. Jo, ką besakytumėm ir kaip besidžiaugtumėm kūrybiškumu, reiškia vis tiek. Ramuma yra tokia vieta, kur yra aiškiai struktūra. Tai iš tos pusės, man atrodo, organizacijos jos ir išliks tokios pačios, ar ne? Bus visą laiką šitas balansas, vienoks ar kitoks didesnis ar mažesnis tarp biurokratijos ir adhokratijos. Vienintelis dalykas, kuris, man atrodo, dabar kinta, tai vyksta darbo redistribucija, darbo pasiskirstimas tarp žmonių ir robotų. Ar ne? Kitaip sakant, visa tai, dabar robotika, dirbtinis intelektas, reiškia, technologijos yra pažengusios tiek, kad iš principo daugelį dalykų, kuriuos mes sugebam paprašyti, sugebam algoritmizuoti, mes galim atiduoti robotam. Ir robotai, kaip bebūtų gaila, arba kaip bebūtų linksma turbūt verslininkams, ar ne, jie yra gerokai geresni darbuotojai. Ar ne? Jiems ten nereikia motyvacijų, nežinau, kompensacijų, jiems viršvalandžiai netiek svarbu, ten nepamiršk sutepti, gal neišjungti elektros ir iš esmės jie darys rezultatą teisingai. Tada, reiškia, jeigu mes turime aprašytus dalykus, ir tai yra biurokratijos fundamentas, ne, aprašyti dalykai, algoritmizuoti dalykai, ir mes juos galime atiduoti robotams, tada klausimas turbūt didžiulis, tai kas lieka žmonėms. Ir tada, man atrodo, žmonėms lieka neapibrėžtoji organizacijos pusė. Tai yra adhokratinė organizacijos pusė. Ir tada mes pradedam turbūt suvokti šitoje vietoje, tada, kad gaunasi taip, kad visa tai, ką mes ieškojom, kaip čia man žinot, ką man daryti, kaip čia man nuspėti, kaip čia man būti tikram, pasakyk, ką man padaryti, viso šito iš principo ateityje, tai panašu, kad nebelieka. Nes jeigu tik sugebi suformuoti labai aiškiai, ką padaryti, robotas geresnis įgyvendintojas. Bet palauk, taip išėjo, kad reiškia, tie žmonės, kurie atsipalaiduos, kai jų vietas užims robotai ir dirbtinis intelektas, reiškia, jie visi turės šokti į tą neapibrėžtumo terpę ir gebėti joje ne tik išgyventi, bet ir funkcionuoti, kurti vertę. Ir čia yra problema, nes tu šiaip šokti tiesiog, tai labai tau išeis. Tu šokti turi išmokti šokti į tą. Tai yra visai kiti gebėjimai. Tai yra gebėjimas veikti neapibrėžtume, gebėjimas susijęti nesusiejamus dalykus, tai gebėjimas, reiškia, kurti socialinę erdvę ir taip toliau, taip toliau. Tai daug dalykų, kurių, jeigu dirbi kažkokiu sraigtų, vadinkim, biurokratiniam aparate, kurių tam iš principo nelabai reikia. Taip, bet kaip tu galėsi išmokti? Kaip tu juos išmoksi? Čia, žinai, į visus sudėtingus klausimus atsakymas yra vienas ir labai paprastas - mokymosi būdu. Eini mokytis. Darimo būdu, viskas padaroma darimo būdu. Ja. Bet tai tiek, kad, žinai, čia, man atrodo, tas suvokimas turėtų labai būti aiškus, kad, reiškia, kad žmonės eis į adhokratijos pusę, kuo toliau, tuo labiau. Ir biurokratijai generuos pelną vadovaudamas algoritmais, kurie bus, reiškia, robotizuoti labiausiai. Ar ne? Ir aš galvoju, kai biurokratinė sistema susidurs su problema, jinai tą problemą atiduos adhokratijai, adhokratinė pusė išspręs ir kai tik išspręs, aprašys, sugeneruos kažkokį tai algoritmą, jį vėl paims robotai ir vėl. Čia, žinai, čia iš principo kartais žmonės, kai aš tai pasakau, sako, oi, tai kaip liūdna, tai ką dabar žmonėms, reiškia, nes kiek ten toli gali eiti. Ir man atrodo, kad šitų robotų ateimas arba technologijų ateimas organizacija ir atlaisvinimas mūsų rankų adhokratiniam svarstymui ir adhokratijos buvimui, man atrodo, leis mums kaip žmonėms pažengti į dar nepažintus žmogiškumo kampus, ar ne? Nes jeigu pažiūrėsi, pavyzdžiui, nežinau, praeito šimtmečio vidury, ten nebuvo tokių klausimų kaip, tarkim, nežinau, coachingas arba mindfulness arba ten imk kastuvą į rankas, kas duobė. Ir motyvacija nelabai buvo svarbu. Teisingai. Ir motyvacija netiek buvo svarbu, ar ne? Ir ten, reiškia, motyvacija buvo per vienetą, viskas labai aišku ir paprasta. Ir, reiškia, kuo daugiau mes, kuo lengvesnį darbą savo padarom, nuimdami fizinius dalykus, tuo, man atrodo, galim daugiau nerti į save. Tai mes, man atrodo, kaip per kažkokį tai mikroskopą bandysim nagrinėti žmogiškumo organizacijose. Tai man tas labai žavu atrodo. Man irgi žavu skamba, tai kad viena yra mažytė problema, kurią aš jaučiu ir kuri gali, man atrodo, kilti žmonėms, kurie žiūri arba klauso, tai yra palaukti. Tai reiškia, tavo piešiamas organizacijos ateities vaizdelis yra toksai maždaug, kad joje ras vietą savo tik labai nedidelė dalis žmonių. Nes vis tiek dauguma žmonių mano, kad jie, aišku, priklauso tai kategorijai žmonių, kurie ras savo tą vietą, nes protingas, kūrybingas, ale vis tiek dauguma žmonių, taigi nelabai. Tai kaip čia dabar taip? Tai
Čia, ta prasme, čia tokia yra realybė. Okay. Jinai galbūt nėra labai smagi ir aišku, kad dalis žmonių jie nėra savo erdvės, dalis žmonių ras erdvę, kiti žmonės jie turės tiesiog persimokyti. Ar ne? Ir man atrodo, vat, šitas, nu, ta prasme, tai, ką dabar išgyvenam, va tą tranzitą iš žmogiškojo darbuotojų, roboto darbuotojai, man atrodo, kelia ir labai daug socialinių problemų. Nu, ta prasme, arba greitoje ateityje sukels. Ir čia turbūt irgi šiek tiek liūdna, kad net ir žiūrint pasauliniu mastu, nelabai daug, dar mes apie tai kalbame, tai kaip mes permokysim žmonės gyventi kitoje organizacijos pusėje. Jo, bet čia, žinai, ir iškyla toks įdomus momentas, kad tas permokymo atsakomybė nemažai dalimi kris ant vadovų pečių. Ta prasme, yra kažkas turės prisimti atsakomybę už tą tranzitioną vis dėlto link tos autokratijos, ar ne? Nu, turbūt ir taip ir ne, ar ne? Okay, nu, aišku, kiekvienas pats. Reiškia, jo, tai man visą laiką patinka Piterio Druckerio žodžiai, mano nuomonė, vieno geriausio, iškiliausio, žymiausio ir kito turbūt tokio nebus, reiškia, vadybos mąstyto, tai jisai sakė, man atrodo, turim pasiekti tą lygį arba tą etapą, kada kiekvienas bus savo pats vadovas. Ar ne? Ir iš tikrųjų, aš taip galvoju, kad, reiškia, ypatingai dabar žiūrint į organizacijas, kaip jos atrodo ir galvojant apie tai, kas vyksta darbo rinkoje, ar ne, kai freelancerių vis daugėja ir daugėja, kitaip sakant, žmonės iš tikrųjų vis labiau ir labiau prisiema tą aš pats savo vadovas rolę, ar ne? Ir tada sprendžiu, kokius projektus eiti, kokius projektus neiti, kodėl vienose būti, kodėl kitose nebūti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada, nu, aš nežinau, ar, pavyzdžiui, kas nors rūpinasi freelancerio edukacija, freelancerio mokymus. Rinka. Išskyrus jį patį ir ko gero tai, ko iš jo reikalavo, ar ne? Bet jeigu tikėti, tarkim, ten pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, kad, reiškia, 78% Jungtinių valstijų žmonių ar nedarbo rinkos bus freelanceriai, nu tai kaip, tai yra didžiulis nuošimtis, ar net tų, kas pats savo yra bosai. Nu gerai, vieną kartą mes diskutavom tokį klausimą, kada robotai pakeis vadovus. Apskritai. Aha. Ir žinai, čia tai, ką tu kalbėjai, tai iš principo gaunasi taip, kad ilgainiui vadovų apskritai nebereikės, kadangi vis tiek kiekvienas taps savo vadovu, bet kažkokią tai funkciją turės perimti kažkas, arba šiaip vadovas kažkoks tam kitokiu, nežinai, žmogum kažkokiu tam. Jo, aš sakyčiau, man atrodo, kad vadovų turbūt reikės, ko gero, kur vadovų mažiau reikės, tai vidurinės grandies vadovų mažiau reikės. O to, man atrodo, mažiau reikės. Okay. Nu gerai, tai ką darys CEO? Ką darys top managementas? Tai koks bus top managementas ateityje, arba kaip tu jį matai, į ką jisai galbūt šiandien transformuojasi, arba kaip mes jį suprantam šiandien, tai žinai, jeigu pažiūrėti į šiandien dienos top management ir vėl, tai nekalbant tik tai apie Lietuvą, tai kalbant apie visą pasaulį, ar ne, tai iš principo mes iš vadovų norim dviejų dalykų. Užtikrinti, kad organizacija veikia ir jinai generuoja pelną šiandien, čia ir dabar, ir mes norim, kad jinai veiktų dar po 10 metų. Taip. Nu, jeigu po 50 ar po 100 jinai veiks, tai sakysim labai geras vadovas. Taip. Ar ne? Tai reiškia, jeigu taip pažiūrėti iš vėl akademinės perspektyvos, tai mes turim tokias vėl dvi zonas, kuriuose, arba du laukus, kuriuose CEO lygtai turėtų veikti. Vienas tai yra tos organizacijos išnaudojimo arba turimų gebėjimų išnaudojimo, ar ne, ir efektyvumo didinimo. Ir kitas laukas tai yra tyrinėjimo, inovacijų, naujo ieškojimo ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia vėl turim tokį įdomų dalyką, reiškia, kad jeigu pažiūrėti į didžiąją dalį organizacijų, tai didžioji dalis vadovų sėdi šitam lauke, ar ne, kur, nu. Ir mes turim įvairiausius įrankius, reiškia, šitam laukui, ar ne, ten, kaip padaryti organizaciją, kad veiktų efektyviau, kokias politikas įdiegti ir taip toliau, ir toliau. Šitam laukui, kaip tyrinėti, kaip ieškoti, mes kažkaip tai tų įrankių netiek daug turime. Nors tai vadovai sėdi ir pastoviai šneka apie tai, kad reikia būti tenai. Reikia būti tenai, nes kitaip neišbūsi, reiškia, konkurencinė aplinkoje ir panašiai. Taip ir yra. Aš dar galiu pridėti, čia toks labai, reiškia, man visai nesenai, reiškia, į akis pateko toks tyrimas, kur buvo, reiškia, venture correlation, reiškia, padarytas santrauka keletos bazių ir keletos, reiškia, tyrimų. Ir ten buvo toks labai įdomus paskaičiavimas, reiškia, kiek reikia startuoti naujų iniciatyvų, kad gimtų melžiama karvė. Okay. Kitaip sakant, naujos iniciatyvos yra šitam tyrinėjimo arba to eksplorinimo, reiškia, lauke. Ir to eksploitinimo lauke sėdi tos karvės, kurias mes melžiam, ieškom iš jų efektyvumo ir bandom ištraukti. Tai koks tavo spėjimas geriausias? Kiek reikia šitų, reiškia, kad gimtų vienas? Aš neįsivaizduoju kiekiais, net procentais nelabai įsivaizduoju. Aš įsivaizduoju, kad kaip čia, gerokai daugiau negu mes skiriam dabar tam dėmesio. Jo, tai gerokai daugiau. Žiūrėk, tai to tyrimo duomenys buvo tokie, reiškia, 250 iniciatyvų tam, kad gimtų vieną melžiamą karvę. Arba kitaip sakant, jie sako 4% sėkmės.
ar ne, reiškia iš 1004. Ir dabar, kai aš sakau 250 iniciatyvų, tai žinai, kartais žmonės sako, nu tai čia paprasta, susėdu, reiškia, ryte iki pietų surašau 300, nes mes gabus ir tada išbraukau ir tada viena. Ne. Tai tas tyrimas arba tie duomenys, jie yra tokie, kad 250 iniciatyvų, kurias tu finansuoji, prie kurių dirba profai, kurie skiria laiko, kurie skiria dėmesio, kurie skiria savo ekspertizę ir iš 250 gimsta vienas, kuris potencialiai pakeis tavo melžiamą karvę šiandien. Reiškia, jų duomenys yra tokie, kad 87 liks kažkur tokie, tarp žemės ir dangaus, tipo, ar jau dabar uždaryti, ar dar truputėlį palaukti, ar ne? 162 iniciatyvos jos tiesiog ims ir numirs. Ne? Tai reiškia, ta prasme, šitai daliai, ar ne, tų tyrinėjimų daliai, mes turėtume skirti gerokai daugiau laiko, negu mes skiriame efektyvumo dalį. Taip. Ar ne? Kitas tyrimas, kuris man irgi buvo labai įdomus, tai Research Management Group, reiškia, jie padarė tyrimą, kai klausė CEO, čia Jungtinėse valstijose, klausė CEO, reiškia, kas yra jūsų prioritetas numeris 1 jūsų darbe, ar ne? Tai 97% jų ir 97%, jeigu ką, čia, kad, reiškia, suvokta, ne, tą skaičių dar kartą, tai iš esmės vienbalsiai, visi ne, nes du ko gero nesuprato klausimo, o vienas ten neteisingai užpildė anketą. Ne? Tai 97% visi, jie pasakė, kad strateginių krypčių paieška ateičiai. Tai yra šitas laukas. Dabar kitas dalykas, reiškia, Strategic Thinking Institute tuo pačiu metu, reiškia, darė kitą tyrimą. Kiek laiko jūs skiriate strateginių krypčių paieškai? Ar ne? 96% vadovų, tų pačių CEO, atsakė, mes neturim laiko tam. Kitaip sakant, jie yra vis tiek šitoj vietoje. Ne? Ir čia man buvo paradoksalu, aš bandžiau suvokti, tai kodėl taip yra, ar ne? Kas guli už to? Tai keletas tokių įžvalgų, kurios tiesiog man atėjo, beskaitant įvairius tyrimus ir bandant analizuoti šitą situaciją. Tai vienas dalykas, aišku, tai yra mūsų, paskatos turbūt, ar ne? Reiškia, už ką mes esam skatinami, ar ne? Taip. Ir šiaip, žinai, reiškia, dažniausiai mes skatiname už rezultatus šiandien, nes rezultatus rytoj yra labai sunku pasverti. Ir tada, jeigu, žinai, aš, tarkim, esu blynų kepėjas ir iškepiau 5 blynus ir noriu šiandien uždirbti daugiau, tai man gal 6-7 iškepti, aš gausiu daugiau, viskas ramu. Kad sugalvot kažkokį tai naują blynų kepimo, reiškia, nežinau, madą ar ten, reiškia, receptą ar dar kažką, reikia daug laiko praleisti, 250 bandymų, iš kurių kažkas gims, ar aš šiandien uždirbsiu ar ne? Ne. Tai tada aš fokusuojuosi tai, kas man trumpalaikiai veikia. Tai koks galėtų būti sprendimas? Ar turi kokią nors idėją iš to vietą? Tai vat galiu pasakyti apie sprendimą. Prieš pasakant sprendimą dar vieną, reiškia, mintis apie tas paskatas. Nes aš galvoju ir toliau, reiškia, kaip yra, jeigu 97% vadovų sutarė, kad tai yra svarbu ir 96% sako, kad jie to nedaro. Tai aš galvoju, tai negali būti tik tai kažkoks tai silpnavališkumas vadovo, nes šiandien nebuvo apklausę ten, kokie, žinai, ten, nežinau, prastų įmonių vadovai, ar ne, ar ten, tai gerų įmonių vadovai, Fortune 1000, ta prasme. Ir, reiškia, įdomus dalykas, tai man kur buvo toks irgi atsakymas šiek tiek, kai aš pasinėriau į, reiškia, neuromokslinius tyrimus. Ir ten įdomus momentas, kuris yra, reiškia, pasirodo, kai mes nerėmės į exploration sritį, į exploitation sritį, tą išnaudojimo sritį, ar ne? Tai pas mus aktyvuojasi atlygio centrai smegenyse, o tai reiškia išsiskiria dopaminas. Ar ne? Eilinį kartą. Ir kas yra įdomu, reiškia, kad dopaminas išsiskiria ne tada, kai mes padarom užduotį, bet net ir tada, kai mes pradedam ją daryti su ekspektacija, anticipacija, kad mes jį padarysim, jau dopaminas išsiskiria. Tai, chemiškai mes užkoduoti, mieliau būti šitoje vietoje. Tada, aišku, tie patys neuromoksliniai tyrimai žiūrėjo, o tai kas vyksta tada, kai žmogus neriasi į tą tyrinėjimų sritį, tą neapibrėžtumo sritį. Ten pasirodo aktyvuojasi, reiškia, kiti centrai. Ir ypatingai, reiškia, dėmesio ir kontrolės centrai. Ar ne? Kitaip sakant, mes turim įdėti daug pastangų save sukontroliuoti, ar ne, tam, kad, reiškia, mes galėtume ten būti. Kitas dalykas, ten išsiskiria kortisolis, kuris mums irgi nedraugas. Taip, nelabai fainai dažniausiai. Tai dėl to net ir chemiškai mes esame užkoduoti būti šitoj daly labiau negu šitoj. O žinai, atsakant į klausimą, tai ką dabar daryti? Tai čia, man atrodo, toks, nežinau, gal čia nebūsiu labai kažkoks kūrybiškas šitoj vietoj, bet man atrodo, mes mūsų toj vakarietiškoj civilizacijoje, mes labai vertinam darbą.
Taip. Mes dirbam, 40 valandų negana, 50 valandų negana, reiškia, mažai kas žino, kad nuo 50 valandos, realiai pasak daugelio tyrimų, reiškia, mūsų produktyvumas mažėja ir likusių valandų per savaitę neužtenka tam, kad jis atsistatytų kitai savaitai, bet mes dirbam ilgiau, nes, už tai skatinami, reiškia, kuo daugiau blynų, tuo daugiau pinigų. Ir paradoksalu, kad tai, kad vat, šitai pusiai, jai nereikia daugiau dirbti. Reiškia, norint kažką sukurti, nereikia laiko. Pastebėjai tai? Reikia erdvės. Ir čia ir įdomu. Ką reiškia erdvės šiuo atveju? Ką turi galvoje, kai sakai erdvės? Erdvės čia. Reiškia, dažnai, kada gimsta geriausios mintis tau? Tai ten kaip standartiškai visiems. Duše. Jo. Kodėl? Ten yra erdvės tuo metu. Tu, reiškia, atsikėlęs, galva yra tuščia, vanduo bėga, vanduo beje irgi žadina teisingus centrus, ar ne, nes nėra ritmikos, kuri mus įstato į tam tikrus stereotipinius, reiškia, stereotipinės vėžės. Vanduo jisai teka, reiškia, mum aktyvuojasi ir takšt, mum reikia erdvės. Tai tada, reiškia, ką daryti kiekvieną dieną? Eit pasivaikščiot. Labai paprasta. Kaip susikurti erdvės? Nieko daugiau. Eit pasivaikščiot, uždaryti kompiuterį, išjungti telefoną ir eit pasivaikščiot. Skirt laiko atrasti erdvei. Ne? Ir tą mes sunkiai atrandam. Čia yra didžiulė problema, man atrodo, mūsų senė. Čia kažkuria prasme, gal... Iš kitos pusės net ir pažiūrėjus, žinai, darbuotojai, kurie sėdi organizacijose, ne? Tarkim, jeigu, žinai, vienas darbuotojas sėdi, kuris ten, nežinau, skrebena klaviatūrą, kažką sakys, šaunuolis dirba. Bet kitas, kuris tuo metu žiūrėsi vieną tašką, tai didžioji dalis vadovų ką sakys? Greičiau dirbti. Tai kitaip sakant, mes nevertinam erdvės šitoje vietoje. Mes vertinam tą buvimą užimtų. Ir tas buvimas užimtų iš tikrųjų, jisai duoda rezultatą tai, žinai, išnaudojimo zonai, bet jis nelabai duoda erdvės kūrimui. Kitas dalykas, kuris man atrodo irgi yra svarbus, tai yra tos, kaip ir sakiau, išorinės paskatos. Ar mes galim jas pakeisti, ne? Už ką mes galim vertinti darbuotojus, už ką mes galim vertinti vadovus. Tai kokia yra ta nauja tų priemonių sistema, kuri leis, ar ne? Leis tiem žmonėm labiau fokusuotis į galimybės, labiau eksperimentuoti ir kaip mes juos vertinsim. Iš kitos pusės aš suprantu ir kodėl žmonės nepasilieka, nes 250 naujų iniciatyvų finansuot, ar ne, skirtam laiko, tai tu kažkaip tai nori būti tikras, kad ten, bent kažkas bus, kažkaip tai kompensuosis tas visai. Bet jeigu pažiūrėsi, ar ne, vėl, net galima paimti lietuviškų kompanijų pavyzdžius, ne, gal nevardint pavyzdžių, bet iš tikrųjų kartais būna, kad įmonės nusihedhantina labai gerus vadovus, pastato pas save ir žiūri, kad to vadovo po pusmečio ten nebelieka. Ir čia galima jų net paimti ir išvardinti. Ir kaip supranti, kas įvyko, tai jis pabandė vieną iniciatyvą, kuri, pateko į tą 102, gali būti, antrą iniciatyvą į 102, trečią iniciatyvą, kuri tarp 8-7, ir tada jau savininkai sako, taip, lauk, mes samdėm tave, o dabar, žinai, 4 iniciatyvos, 3 prieš 102, viena prieš 8-7, o kur ta, kurios mes laukiam? Ne, tai dar yra krūva, kurią reikia pabandyti, kad jinai... Bet čia dabar kažkur pasme, aš suprantu, kad tu sakai, žinai, ir čia kažkur lūžis, matyti, yra toje vietoje, kada mes nežinom, kur jis yra, kaip jis atsitiks tas lūžis, mes nežinom, bet aš vis kažkaip laiks nuo laiko pats savo galvoju, žinai, kad yra ta tokia Marshall Goldsmith'o knygutė, jinai vadinasi What gets you here won't get you there. Ir kol tu nežinai, kas yra tas there, kur tu nori būti, tai tu niekaip negali pakeisti savo paradigmos arba savo elgsenos, kuri tave atvedė čia, į tavo sėkmę. Ir va čia tas momentas, tas vizionavimas, kažkur pasme, aiškus norėjimas būti kažkur kitur, matyt, yra kažkoks sprendimas. Panašu, kad. Taip, bet tik tai čia vėl turbūt vienas labai svarbus momentas, kad kitą kartą net ir ta paieška, kur aš noriu būti, ją irgi reikia laiko ir ypatingai erdvės. Be abejo. Žiūrėk, duok paskutinį patarimą, laikas mūsų baigėsi, tai išvengiai nepatogių klausimų. Super. Jo, tu sugebėjai ištemti, aš tai labai šaunuolis. Žiūrėk, bet vis dėlto vienas iš tų klausimų ten yra. O mes taip pašnekėjom, aš su savo klientais, kai dirbu irgi vis laiką, mes kalbame apie tai, kad reikia būtinai sukurti tą erdvę laikę arba laiko erdvėj, tam tikrą prasme, kad tu turėtum tą laiką pasivaikščiojimui, kažkokiam pasėdėjimui, pagalvojimui. Žinome, kad to reikia ir to nedarome. Kaip man pradėti tą daryti? Žinai atsakymą. Nežinau, kaip man pradėti. Tiesiog darimo būdu, ar ne? Čia yra labai svarbus momentas, ar ne? Iš tikrųjų, tai, ką tu sakai, ar ne? Nes vėl, būti užimtu mums, žmonėms, vėl toje vakarietiškoje mūsų visuomenėje, būti užimtu reiškia kelis dalykus, ne psichologinius dalykus ypatingai. Tai yra statusas ir tai yra svarba. Mes esam, žinai,
Jo. Kam tu be paskambintum dabar, ar tu turi laiko? Ne, ką tu aš baisiai užimtas, ar baisiai, ką veiki, nu ir ten, nu, žodžiu. Bet aš galvoju, tai gerai, tai žmonės planuojasi teisingai savo užimtumą. Taip. Tai reiktų planuoti savo neužimtumą lygiai taip pat, ar ne? Okay. Ir tada turbūt sverti, kur tu nori būti. Jeigu 97% vadovų sako, kad čia yra svarbu, nu tai gal tada reiktų tą planuotis irgi lygiai taip pat. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Dainius Baltrušaitis ir manau, kad tas paskutinės sakiniai apie tai, kad planuoti laiką tam būtent nieko nedarimui, bet tokiam nieko nedarimui, kuris vis dėlto kažką sukuria, net nesukuria, tiesiog reiškia sukuria erdvę tam tikrą, viltį kažką sukurti. Aš tiesą sakant, kiek man, jeigu aš galiu vadinti kai kurios savo gyvenime projektus su kai kuriais klientais, su verslo vadovais, su verslo savininkais, tai atveju, kada jie pradėjo skirti šitą laiką, tos projektus aš galiu vadinti sėkmingais. Ir tai yra ne mano sėkmingi projektai, tai jų sėkmingi projektai, aišku, yra. Bet tada aš sėdžiu ir galvoju kažkaip gerai. Ir akivaizdu tai veikia, tas absoliučiai veikia konkrečiai. Žmonės sukuria fantastiškus dalykus, kai jie palieka tam erdvės. Aš čia dar galima? Taip, sakyk. Nes paskui galima bus nukirpti, jeigu. Taip. Nes šiaip irgi įdomus dalykas, nes, reiškia, kas yra inovacija, ar ne? Inovacija tai yra tai, kas yra unikalu ir tuo pačiu naudinga. Yra labai daug dalykų, kurie yra inovatyvūs, bet nenaudingi, yra naudingų dalykų, kurie nėra inovatyvūs. Tai jeigu mes iš tikrųjų norim sukurti inovaciją, kurie atitinka šitos abu dalykus, unikalu ir naudinga, pasirodo, kad tu negali skirti laiko tik tai eksplorinimui. Tu turi būti ir čia. Kitaip sakant, tai dermė abiejų pusių, jinai sukuria tas inovacijas, kurios greičiau tampa unikaliom ir naudingom. Ačiū tau už tai. Ačiū tau. Ačiū labai, Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, pasimatysim kitą kartą. Primenu, nuo šiol ketvirtadieniais 11 val. Ne tik internete, bet ir televizijoje. Ir aišku, visur ten, kur jūs paprastai įpratę buvo žiūrėti ir klausyti šitus mūsų pasikalbėjimus. Iki kito karto.